Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Tautos kamuolys toliau keliauja per Lietuvos žemelę. Esame Linkuvoje, keliausime į Joniškėlį ir Pasvalį. Junkitės ir jūs. Varom už Lietuvą! Kur buvęs, kur nebuvęs, mūsų tautos kamuolys jau ir Joniškėlyje. Sirkim visi. Kai sirksim, kai sako, laikykim visi kumščius. O kur jėga? Čia jėga. Reikia, kad sugrįžtų tas patriotizmas, kurį turėjom prieš daugelį metų. Lietuva yra krepšinio šalis, o Joniškėlis yra tos legendos dalis. Už Lietuvą. Pačią geriausią šalį pasaulyje. Ir žinokit, čia yra nepaprasta vieta, dėl kad Joniškėlyje yra toks akmuo, kuris tvirtinama, kad suteikia daug stiprybės. Taip, kad akmenėlį dabar jau, žinok, nepagailėk ir įkrauk viską mūsų kamuoliukui. O, nebeišlaikau, kokia energija. Kraunam. Stiprybės. Gerą energiją kraunam į kamuolį. Pagrindinis dalykas vis tik tais, kas bebūtų, tai yra kamuolio varimas čia, tiesa? Na taip, ir blynų prisivalgiau pietum. Tai sunku dabar. Sunku šiek tiek, bet dėl Lietuvos viską. Labadiena, valakėliai. Kaip gyvenat? Visa Lietuva gyvena krepšiniu dabar. Pasimečiau. Myliu krepšinį, myliu Lietuvą, atsiprašau. Nu ką, sėkmės, pergalės Lietuvai, žmonėm pasisekimo, sirgaliam, geros nuotaikos, švęskim šventės. Už Lietuvą balsuoju. Stiprybė, tritaškis, dvitaškis ir mes už Lietuvą. Geltona, žalia, raudona. Varom jį? Pasvalį! Kodėl? Nes mūsų ten daug laukia. Tai reikia skubėt. Kur skubėti? Į Pasvalį. Varom. Ate. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Meškalaukio kaime žmonės laukia meškų ir kamuolių turbūt. Taip būtų. Taip.